atėjo sąjūdis ir galėjom išeiti į viešumą. Ir kada prasidėjo Vilniui mitingai, mes Birštone tada, aš pradžioje buvau tik sąjūdžio tarybos narys, 3 didžiausi entuziastai pasisiūdinom vėliavas, sudedama, kad užpakalį mašinos užsėdinės būtų padėti ir futliaras, kad omonininkai tikrindami, netikrintų, nes jeigu būtų pagavę omonininkai, tai sudaužytų, kai važiuojam į Vilnių. Tai aišku, važiavom į Alytų, į Kauną, visur. Mes 3, čia mano vėliava. Ir man jį labai primena punios piliakalnį, primena prie rinkiminės apygardos 57 metais naktį Liepui iškelta trispalvė. Tai ji mane visur lydė. 93 metais aš jau buvau pirmininkas sąjūdžio ir po to krikdemų pirmininku mane išrinko, kada partijos pradėjo steigtis Birštone. Ir kai važiavau į olimpiadą, vežiau slidininkus žiemos olimpiadoje, pasaulio žiemos olimpiadoje, kur dalyvauja virš 100 valstybių. Ir kada ėjom gatvėmis link stadiono į varžybų atidarymą, tai tą vėliavą aišku mojavau ir viską. Ir žmonės norėjo prisiliesti, aš nuleisdavau. Tai man prisiliečia, paskui padovanoja kokį niekutį ar rašiklį ar knygutę kokią, ką turiu tuo momentu kišenėje. O kada įėjom į stadioną, o stadionas pilnas žiemos stadionas. Ir kada pranešė, čia įėjo Lietuva, Latvija, Estija, Gruzija, kada į stadioną įėjo tada ir tada išsikovoja nepriklausomybę, tai visa tas stadionas stovi, ploja, švilpia, rėkia. Toks priėmimas, o mes verkiam, kad šitaip gražiai sutinka, kad mes laisvi. Tai štai, po 2 metų vasaros olimpiadą jau aš paruošiau sunkumų kilnotojų komandą ir važiavom į Ameriką. Visose olimpiadose 2 savaitės. Pirma adaptacija, antra varžybos. Amerikos lietuviai kiekvieną vakarą kažkur į bažnyčią ar į kokius ten savo namus kviesdavo ir vakaronės suruošdavo. Ir aš turėjau vis pasakot šitos vėliavos istoriją. Irgi kaip ir jūs fotografavo ir džiaugiasi. Kaip Brazauskas sakė, nuimkit tą skudurą. Čia skuduras, bet man relikvija, atmintis nuo sąjūdžio laikų ir pagaliau nuo kėlimo sovietiniais laikais vėliavas. Tai man tikrai brangi ir daug ką mačius. O su vėliava buvo vėliavos trispalvės atmintis, man pagrindai įsirėžė į mano paauglio smegenis, kai 54 ar 5 metais tėvas dienos metu atnešė vėliavą iš kažkur, aišku, bus paslėpta, ir su mama sprendė, kur slėpti. Ir nutarė, kad reikia sudeginti, nes tai bus dideli nemalonumai. Ir taip atbula ranka, tėvas į duonkepį, kai kūrenosi įmetė, mama, tėvas sako, ugnis šventa ir vėliava šventa, kažkaip šitaip. O mama pribėgo peržegnojo dar. Tai štai
tokie galvoj liko vaizdai. Už tai aš ir nusprendėm pogrindininkai, kad reikia kelti vėliavas. Žmonės džiuginkim, o kagabistus ir stribus erzinkim. Tik paslaptis geležinė turi būti. Ir buvo. Ir dabar džiaugiuosi, kad sulaukiant tokio amžiaus ir galiu šitai papasakoti žmonėms, ypač moksleiviams, ir perteikti tuos tų laikų gyvenimo įspūdžius. Dar aš pasakysiu, kad Jonas Arbačiauskas turi Lietuvos partizanų ryšininko statusą ir pogrindininko statusą. Ryšininkas, tai aišku, partizanų, o pogrindininkas už tą organizaciją, kur 10 žmonių buvo. 2 mergaitės ir 8 vaikinai. Ką daugiau papasakot, jau čia labai daug apie mane papasakojote. Tai dar padainos Tai tam ir susirinkom. merginos padainos gal? Tėvas, kai gavo apdovanojimo pažymėjimą, tai nuo manęs nieko neslėpė. Tai mamai sakė, kai dolerių banknotą 50 vertės parsinešė. Sakė, slėpk ir laikyk, kai bus laisva Lietuva, tai bus parodymas, ką dirbai partizanams. Tai tėvas mama iškart sakė, aš man liko minti, o tėvas gimimo liudijimą iš Amerikos parsivežta ir šitą pažymėjimą ir tuos banknotą jau vieni buvo metrikai seniai turėjau, tą gavo pažymėjimą, po to dolerius, tai į bonką ir užkasė į žemę. Ir po atgimimo 89-ais jauniausias mano brolis tėvui liepė ar prašė iškasti ir iškasė. Aš vieną kartą nuvažiuoju, sakau, jau reikėtų iškasti tai, ką paslėpęs esi. Sako, jau Alfonsas, mano brolis, sako, buvo ir prašė iškasti, ar liepė iškasti. Sakau, tai kur jie dabar yra? Sako, dolerius pasiėmė, o pažymėjimas ir gimimo metrikai, ten, sako, lauko to virtuvėje lentynėliai padėti. Aš greit nubėgau, pasiėmiau, nes tai brangenybės metrikai ir apdovanojimas. Jau 89 metais jau aš jaučiau, kad tą apdovanojimą galima bus išryškinti, paskleisti. Tai va tokie prisiminimai, toks buvo gyvenimas. Mokykloje nebuvau pionierius, nebuvau komjaunuolis. Komplikacijų stojant į Kauno kūno kultūros institutą neturėjau, nes buvau daugiadienės dviratininkų lenktynės tik apėjęs prieš stojamosius. Tai iš 12 priėmė 2 ir jų davė mane kaip dviratininką, reiškia, iš tų varžybų. Lengvai įstojau. Aišku, fiziką, chemiją, lietuvių reikėjo laikyti, išlaikiau aš ten kremą. Nes mokyklai neturėjau kada mokytis daug, nes žaisdavau šachmatais, o vieną vakarą, 53 metais, einu pro galą namo, tėvai Ulfoze, tik stuksena, pakeliu ranką, vanagas, rodo ateik. Atėjau, užlipau ant aukšto. Na, jis pradėjo klausinėti apie moksleivius, kokios nuotaikos, kaip mokytojai, ar daug mokytojų komunistuojančių, ar pastebi, sako, kad yra patriotiškai nusiteikusių mokytojų. Na, aišku, aš viską, ką mačiau, ką žinojau, pasakoju ir džiaugiausi, kad galiu papasakoti tai, ko negalėjau niekam niekada papasakoti. Tai
Vanagas šnekė, klausimai apie stribus, kokie judėjimai, kada. Po to sako, gal šachmatai žaidži? Sakau, šiek tiek žaidžiu. Ar turi šachmatų? Sakau, turiu, davė man parsinešti į namus, kad galėčiau treniruotis. Tai atsinešę pažaisti. Nulipau, atsinešiau, pažaidėm. Jis galvoja, aš jį žiūriu, išblyškęs, suvargęs, bet kalba, jog kaip kalbėdavomės ir viską, ir laikysena tokia graži, nors menkas kūdas, veidas išblyškęs, prisižiūrėjau aš tada į jį. Na ir dabar man likę tie vaizdai, žinokit, likę. Aš jį matau vaizduotėje. Dar Vanagas, kai inspektavo partizaną, tai trečiais po to, dar 4 metais žaisdavom ir sako vieną kartą, ar negalėtum man ir uošvei padaryti, suveikti pasus. Sakau, pabandysiu. Ir žinoma, aš greit bėgau nuo aukšto nulipęs pas savo geriausią draugą bendramintį, kad reikia suveikti. Aišku, nesakiau kam, sakiau, reikia tėvui. Tėvas kažkam turi atiduoti. Tai suveikėm tuos pasus. Ir aš iš savo rankų atidaviau ir 56 metais, po 2 metų, kai suėmė Vanagą ir iš užsienio išgirdau radio, kad Vanagas suėmė su tokiu tai pasu, Pranas Arbačiauskas. Ir tada drebėjau, ar neišduos. Tėvai drebėjo, ar neišduos, kad pas juos gyvendavo ir bendraudavo. Ir dėja, neišdavė. Girdėjau, kad tėvas mamai sakė, jis karininkas, jis iškenties. O sako, jie gali neiškentėti, bet iškentėjo. Ir kada Vanagaitė čia prieš porą turbūt metų parašė knygą ir ant partizanų parašė labai šlykščiai, ir būtent, kad Ramanauskas išdavė ryšininkus, tai melas, nes tie buvę ryšininkai jau po atgimimo dar, kurie liko, buvo gyvi, aptardavos, kaip neišdavė nei vieno. O toks Labanauskas, Liegus, Rutkauskas, kurie jau buvo lagerį arba grįžę, tai jis tuos paminėjo. Koks jo vyriškumas, karininkiškumas, kad neišdavė. Tai štai tokie prisiminimai. Ką dar? Padainuojam.